Labadiena, mėly žiūrovai. Norėčiau su jumis pasidalinti šiom video, kuriame norėčiau parodyti paprasčiausią laistymo sistemą lašeliniu būdu. Tai yra naudojant paprasčiausią lašelinę sistemą. Šią sistemą būtent pasigaminau vien dėl to, kad galėčiau sutaupyti laiko laistymui mano šiltnamio. Galbūt šis video patiktų ir kitiems, o gal net ir praverstų. Pats sujungimas sistemos su šlanga yra iš tikrųjų labai paprastas. Šiuo metu, dabar aš jums ir pademonstruosiu. Tai kai mes turime, sakykime, sistemą, vienas galiukas yra toksai, o kitas toksai. Tai labai paprastu būdu mes paimam šitą adatą, kuri normaliai kišasi į butelį sistemos. Tai tiesiog padarom skylutę, paprastą skylutę. Jinai labai lengvai iš tikrųjų įeina. Štai, įeina. Paimam kitą galą ir kitą galiuką kišame. Aišku, truputėlį sunkokai, bet įeina šitas galiukas iš langą ir aišku, aplinkui matosi, kad labai tampriai guma prisispaudžia prie šito galiuko ir matosi, kad tikrai neturėtų būti jokio vandens išėjimo. Dar pabandom dar vieną bandymą. Tarkim, paimu vėl tą pačią adatą. Padarau tiesiog skylutę. Nereikia per daug giliai. Sakyčiau, kad kažkiek tai daveiktų iki pat galo. Ir vėl imu kitą galą. Tai yra paprastas galiukas. Pradžioj šiek tiek bus sunkoka kišti, tačiau įėjus mes dastumam iki galo ir štai mūsų rezultatas. Taip mes padarysim ir su visom kitom likusiam sistemom mūsų šiltnamyje.